Sveiki, Haraldai. Sveiki. Susirinkom čia prie jūsų namo stebėti darbų procesą, tai to pačiu norėčiau ir jūs pakalbinti. Vienas iš klausimų, jūsų namas dar tik naujai statomas ir sprendimas ganėtinai netipinis, dar tik statybo eigoje įsirengti saulės elektrinę. Galbūt galėtumėt pakomentuoti, kodėl? Todėl, kad būtų sumontuota visi laidai, visa įranga patinkiniu būdu ir nieko nesimatytų. Jeigu aš susimontuosiu elektrinę tuomet, kai jau gyvensime, tai bus mano katilinė ne taip tvarkingai, kaip dabar galėčiau turėti. Ir plius optimizuosit išlaidas dar statybo eigoje, kas liečia elektrinius įrankius. Jo, mes dar kol eisime gyventi, iš tiesų, tai irgi praeis šiek tiek laiko, tai šiuo metu, kadangi yra vasara, tai iki žiemos tikiuosi, kad būsime prikaupę energijos ir žiemą turėsime mažiau išlaidų. Įprastai mūsų klientai renkasi turbūt 70–80% klientų 10 kW elektrinės, pas jūs net pusantro karto didesnė. Taip. Kodėl? Todėl, kad mano tėtis iš tiesų susimontavęs yra 10 kW pirminiai stadijai ir prie geriausių oro sąlygų jam krovė daugiausiai 8–8,5 kW. Paskui vėliau jisai dar 10 kW susimontavo, kad galėtų atiduoti maksimaliai energijos namam ir eso pertekliui. Nusinešti žiemą. Jo, tai aš tai paskaičiavau, kad man 15 kW ir prie prastesnių oro sąlygų galimai atiduosiu 10 kW, kiek daugiausia šiuo metu esu priemu. Supratau, šiuo metu viduje elektrikai jų montuoja hibridinį inverterį. Kodėl hibridinis? Todėl, kad nesenai pavasarį, jeigu neklystu, buvo apvos parama baterijoms, kaupikliams, tai atkreipiu dėmesį, kad beveik 100% jie kompensuoja tai. 100? Tai va, tai aš tai pagalvojau, kad gal dabar geriau painvestuosiu daugiau pinigų, bet kai paskelbs naują konkursą, galėsiu pasistatyti akumuliatorių ir kaupti dar daugiau energijos savo namuose. Supratau. Bendravome tikrai ganėtinai daug tiek iki sutarties pasirašymo visame procese. Norėčiau jūsų paklausti, koks buvo lemiamas argumentas, kodėl pasirinkot būtent Ekoenergą, ne kažkurį kitą rangovą? Dėl to, kad nepažįstu nei vienų montuotojų, gamintojų, pardavėjų, kurie būtų iš Kretingos ar Klaipėdos. Tai tiesiog Google paieškoje parašiau, kas montuoja, suradau keletą įmonių, su jumis susikomunikavau, komunikacija buvo profesionalesnė, greičiau susitarėme visus tuos patinkinius darbus, kurie buvo iki montavimo, apmokėjimo sąlygas, todėl ir pasirinkau jūs. Supratau, ačiū Haraldai, kad mus pasirinkot ir už pasitikėjimą. Ačiū.